Nu, šiaip Honda patvaru. Tipo, patvari mašina. Bet atrodo, kad skrendi. Emocijos labai daug. Ar pirktum vėl tokią pačią? Tenkčiaus rasti ne tokią. Nebloga mašina. Sukinėjus? Nerime. Reikėjo man pasimti su bananais, sakė kūrė. Operatorius va pirmas iš visų draugų įsilaikė ir Honda nusipirko. Honda Accordą. Taip yra tikras. Nu ir pradėjom su juo važinėti ir man visai tas patiko valdomumas, tas benzas. Tada dar vienas draugas Augis irgi Civiką, tokį nusipirko, tik mėlynas buvo ir 1.4. Ten 5 kW. Aišku, negreitas, bet buvo su tiesiu išmetimu, su dideliu SUV bagažinė. Tai atsimenu, pirmą kartą pravežė ir tada galvoju, tikrai reikia Civiko. Ten viskas dreba, darda, išmetimas reikia, SUVas plakė. Tikra Honda. Tai gaila, net 3 ryto buvo. Nu tai ir tada man labai patiko, kai pravežė su tuo Civiku. Toks tikras kašikas. Teisių neturėjau, bet ieškau mašinos jau. Tai labai ilgai šiaip ieškau mašinos, gal pusę metų. Buvo ir Subaru Impreza, pirmos kartos raudona, universalą su VRX apdailom labai gražiom radęs. Buvo supuvus. Kuro sąnaudos būtų blogos Subaru, nes ten be dujų buvo. Visais varoma, ten kosmosas būtų. Neišvažiuočiau į miestą pasivažinėti. Nu ir tada dar buvo Škoda VRS baltaratės, bet irgi kažkaip nenorėjau. Bet gerai, koks tavo buvo būtent biudžetas mašiną nupirkti? Nu, tarkim, 2 štukos. 2 štukos, ne? Tai buvo biudžetas. Nu tai va. Tada pradėjau labai Civiko ieškoti, aišku, per skelbimus žiūrėjau mėnesį, gal skrolinau skelbimus. Nieko visiškai nebuvo. Kol nesugalvojau į Honda Civic Lietuva Facebook'e parašyti. Nu ir kai parašiau, man siuntė ten daug visokių Civicų, 1.4 jau buvo perverinti, bet 1.4 kažkaip nenorėjau, nežinau. Augis turėjo 1.4. Paspirtuką net sunku aplenkti. Tai vat, ir iškrito šitas. Labai gražiai atrodė. Man iškart į akį įkrito ratų spalva. Mašinos labai gerai susiderino. O su priešukais, aišku, ne tokiais, bet apvaliais. Susirašiau 1.5, ten parašė ten ten žeminančios, dar ten tokie maži modai. Skungdų shifteris, tikras tipo. Nu ir važiavam, Rokišky. Buvo, aišku, supuvusios galinės arkos, kiaurai. Bet tas netrukdė nupirkti automobilio. Nes pravežė labai smagiai. Pravežė taip, kaip dar nieks pravežė nebuvo, vingiuotais keliais su Honda. Nu kai pravežė ir sakau, reikia pirkti. Tada dar tėvą pravežė, tėvą tai galvoja užmuš. Sako, koks čia tėvą ruošės verš, sako, tai diržo nesisėt. Šitas nepadės, ne? Ne, nepadės. Kitą dieną į Vilnių važiavom tada, nes neturėjom nei pinigų, nei pirkimų kažkaip popirkti. Nežinau, kodėl nepasiėmėm. Iš tikro, praktiškai į centrą Vilniaus važiavom. Nu ir aš buvau ką tik įsilaikęs teisės, tai 5 valandą darbo kamščiais buvo labai linksma pasivažinėti. Aš prakaitavęs išvažiavau iš Vilniaus, bet išvažiavau be avarijų. Tai Giedriu, kas tavo labiausiai nustebino štai mašinoje? Valdymas. Labai smagiai valdosi. Atrodo, kaip kartingas prie žemės prilipęs. Aišku, ir prisideda šitos žeminančios piruklės. Bet jo. Va. Tipo nedropas. Galėtų būti daugiau. Kažkada koilai. Normalų koilai. Ja, nes pigus, dažnai byra, girdėjau aš. Geriau žeminančios negu tie kinietiški koilai. Nei jie labai reguliuojasi, nei nieko. Ir labai kietai važiuojama rodo gaunasi, ne? Tada. Jo. Tie jau tipo labai sportiniai. Oran gali pakilti. Nu, reikėjo daug investuoti mašiną, bet labai gera dabar. Nu, ir aišku, dar reikia daug investuoti, bet jau. O tai kodėl? Kas buvo, kad reikėjo daug? Ir tai, kai pagalvojai, tuo metu 2 štukas buvo kiek? Nu, daug, mažai? Nu, daug buvo. Kaip ir neblogos komplektacijos. Stoglangis, elektriniai langai, lempos kelojasi. Kondišonėra, aišku. Tai stoglangis yra. Hondos, kaip suprantu, darė Civikuose arba stoglangis, arba kondišas. Krušos gauta, duobutės yra. Lempos, aišku, šitą sezoną naujos įdėtos. Ir priešukai. Lipas kinietiškas, čia nuo pirkimo. Šiaip labai gerai. Bordiūrų detektorius. Visą laiką su bordiūrą palėtė ir žinai.
Bumperio nesugadinsi, tik lypas šitas. Padangos šit mėsai dabar uždėti, bet nauja, minkšti labai. Šiaip gerai labai kabina. Kleber. Kleber. Nekinietiški. Šonas gražus, arkos buvo tvarkytos, galinės perdažytos. Ratai, nu ne originalai, man atrodo, bet tinka šitai mašinai prie spalvos labai. Jo, labai gražiai. Facelifto galinės lempos, irgi dėl to, kad posūkiai balti skyrės tik tai. Ir ant sparno, kaip suprantu, facelifto, nes balti. Spoilerį jau buvau, čia susikėliau pats. Gražiau atrodo, biškiai agresiau. Dabar čia aerodinamika. Sportinė. Sportinė. Dukas ten, dovanų gavau vieną, užsiklijavau. O ką tai reiškia? Gilės išversti. Bakeliais, aišku. Kaipgi Honda be bakelių galinga. Neįmanoma. Nemačiau. Taip. Originalus, turiu net dokumentus. Šiaip mašina irgi dar su labai daug dokumentų. Kas pirkta, kas daryta. Iš Vokietijos, tai labai daug dokumentų. Tai šiaip faina pasižiūrėti, kas kiek kainavo tada. Raudžių išoriai nėra. Viduje gal biški yra. Biški Nu, tai čia kaip ir pas kiekvieną, žinai. Nieko bus šitą sezoną sutvarkyta. Pats tvarkysiu. Dar gale dropo biški trūksta, nes kai naujas amortikus įsidėjau su porą važiuoklių dalių. Pasikėlė biškį mašiną, nes ten buvo labai tragiškai viskas. Originalus 95 metų amortikai. Bet to Civikas 95 metų. 12 mėnesio. Gimtadienį reikės švęsti. 30 metų jubiliejus bus. Na, aišku, lipdukas labai svarbus, o ten vairą matai. Galim saloną nueit pažiūrėti. Nu, da, pažiūrėm. Vareitų savo. Unikalu. Kur tokį gavai? Nežinau, operatorius čia iš Japonijos atvežė. Tai va, salionas, peliūra. Ir sudėtas, aišku, short shiftas, nes buvo labai viskas išmalta. Dabar bėgiai jungiasi, nu ne kaip sriūba maišai. Tai pajauti, nors kurį bėgiai įmušiu, nes anksčiau tai buvo. Įdedė, ramposūkio važiuoju ir va taip valinguodavo. Tas visas. Salonas tikrai tvarkingas, neišdraskytas. Jas labai nustebino, kai mašina 95 metų. Sėdynės irgi nebaisiai išsėdėta. Labai gyvas salonas. Tai irgi pliusas, kai pirkau mašiną. Va, labai kietas. Nori diską įdėt, va. Vum. Kosmosas, jeigu pas to, pavyzdžiui, magelis būtų va čia va dabar apačioj, pavyzdžiui. Va gali paspaust ir pasireguliuoja, va kiek nori į viršų. Nu, arba nesireguliuoja. Nu, biškį pagrybauja, nes 22 metai. Tai mėgsta pagrybauti, bet jo. Va, ir lankstosi. Jeigu čia būtų, tai atsilenktų į viršų. Tikrai patogiai. Taip. Nu, aišku, ne originaliai šitie priešukai. Čia jau ne komplektacija skaitosi, bet čia pats dasidėjau. Nebuvo prifeisuose priešukų. Tai čia laidynas iš facelifto, o priešukai iš Aliko. Nu, į bagažinę ant galo eisim, ten yra siurprizas. Galim pažiūrėti, kas gero po kapotu. Pop the hood. Išjungta kaip. O čia turim D15 Z6, 1,5 litro. 84 kW. Monstras. Nu, ne monstras. Vieno vėlenėlio, D serija. Šiaip viena iš geriausių iš tuose Civicuose. Kaip pasakojo, kad visai neblogai turbinasi motorai. Patys ekonomiškiausi. Čia iš modų motoras neoriginalus kėbulai, nes su praeitu ten buvo daug problemų pradėjo atsirandinėti. Įdomu, kodėl? Nu, yra priežasčių, neatskleisiu. 315 000 jam buvo. Nu, ir jau tepalą tikrai degino, jeigu smagiai pasivažinėja. Reikėjo daug pilt. Visokių ten niuansų buvo, tai kala, tai nekava ten karočią. Važiuoju kala, nekava. Tai jau nusibodo ir tiesiog radau. Tai kokie šiandien planai pas mus bus? Dėti naujus švaistyklinus rindavėlius, nes kala motoras. Ir mes patirties turim šitam dalykį, ar nelabai? YouTube mechanics. Visai su 150 000 ridos į tą variklį. 421 kolektorius įdėtas. Šiaip
Šitiem motoram geriau 4.1 sudėt, nes čia nesąmonė gaunasi, nes lambda zondas šitas ima duomenis tik iš vieno cilindro, turėtų iš visų 4. Turim dar cold air intake, labai pigiai padarytas. Dėl garso praktiškai, nu tai yra šita kojinė nuo drėgmės, šita tipo heat shieldas, kad karštis nepatektų, bet ten nežinau kiek jisai dadina. Nu reiškia, iš po bamperio padariau trubą, čia ateina truba, tik nesimatys, kad oro tipo šalta tiesiai praktiškai į filtrą. Garsas labai fainas, aš dėl to ir pasidariau. Nemanau, kad čia kažką prideda, gal tik tai blogiau. Priekiniai mortikai dar 95 metų. Motoras ant blokas išvalytas, švarus. Šiaip labai ir žara blemba. Nu. Čia va kondišės bus. Gal tikrai ekonomiška mašina ir su šiuo motoru jokio praktiškai tepalo nedegina. Karterio tarpinę, kai dėjau, pamiršau silikoną, tai biškį išteka. Galim paklausyti šito. Pom, pom, pom. Kai tik nusipirkau, buvau 18 metys, tai iš AliExpress šitos nesąmoningus varštelius visur susukiau. Tikrai suksiu į normalius, nes, nu, negražu dabar man. Nu tai va. Tai einam į bagažinę. Pradedam, čia neįdomu visiškai. Būtinai reikia turėti su savimi laik tepalo. Būtinai. Ir neblo... O, bet atsuktis. Ir būtinai rankių dėžę. Kai mašinai 30 metų, tai negali žinot, kada gali prireikti kažką patvarkyti biškai vidury kelionę. Nu, šiaip Honda patvaru. Tipo, patvari mašina. Patirties tai nelabai. Iš mūsų visų 3. Ir dar paskirstyto aš šiaip rekomenduoju šitose mašinose vežtis antrą, nes niekada negali žinot, kada suges. Kas čia toks? Gal čia kondišo kompresorius, tai žinai? Kasgi čia gali būt? Nesuprantu. Kas čia nuo etiketės nieko nerašo. Kas ten gero viduj? Freonas išbėgs, ja. Tai vat. ASMR. Tai vat, kas nežino, čia yra kompresorius. Ką jis daro? Orą spaudžia. Kur tą suspaustą orą deda tiesiai į siurbimo kolektorių. O kodėl? Nu, kad smagiau būtų. Trūksta niutonų šitai mašinai. Jaučiasi. Jeigu kalnas, tai nu reikia nuo tiek vagazo iki tiek perėti. Tai va šitas tvarkis galiaus bėda. Jau padaręs esu laikiklį, liko pritaikyti diržą ir padaryti šlangas ir padaryti diržą įtempę. Ir nu ir tada bus didelė misija rasti tą programuojamą kompą. Kas nežino šito mašino, tie programuojami kompai nesąmoningus pinigus kainuoja. Kaip skaičiau, kad net galima tiesiog normalios firmos ECU nusipirkti tą kompą. Tai nežinau, kaip darysiu, bet šitą sezoną bus. Kodėl Civicas ir kodėl pavažinėja koks Cam6? Vis tiek, tipo, jeigu kalbant apie automobilį, tai vis tiek, nu, pigiau tikriausiai būtų išlaikyti Cam6 arba Audi. Labai daug jų. Nu, labai daug gatvės. Nežinau, per daug, man atrodo. Batmanų tikrai daug. Žinau, man tai kaip su Passatu jau lyginasi. Gatvėje aš važiuoju, kiek Passatu, tiek ir šitų Cam6. Tai tik retesnė, aišku. Tikrai retesnė, aišku. Tada reikia ir ilgiau dalių ieškoti, ir būna visokių ten niuansų. Tai ir tiesiog, nu, vadinkim Cam6, jisai būtų lengviau projektuoti. Nu, yra daug kas, visokiai ten šitie. Daug yra jau aftermarketo iki dabar. Nes plus naujesnė mašina Cam6 ir labiau pamėgta dabar pa pinigų. Ir anksčiau šitie buvo tikrai populiarūs, daug kas tuningavo, Drakonino. Dabar jau išretėjo, ne tiek daug kas turi ir daro jūs. Man šiaip Batmanai, nežinau, daugumai gražus, bet man tai vienas iš baisiausių. Nu, ne gražus tiesiog. Gal ir gera ta mašina, tas Batmanas patogi, draugai turi džiugas. Gerą Batmaną turėjo. Dizelis, aišku, bet ten jau prikelta kilovatų, taip kad jau kai tik pamyga, užpakalis, žiup. Greitai susispaudžia. Man tai projektas kažkaip benzas turėtų būti, nes dizelis kažkaip, nu atrodo, jis tikrai, nu greitas tas dizelis, bet nėra tiek apsukų, man patinka. Ten kyla tos apsukos, jau taip atrodo skrendi. Nu neskrendi šituose, šitam tikrai neskrendi, bet atrodo, kad skrendi. Emocijos labai daug. Tas benzininis motoras padaro šitų visų apsukų. 7,2 apsukų linksma. Tiesiog visai kitas važiavimas ir... Dizelis mano Daily. Turiu Passatą 1.9, Pompadūzą 96. Puikiai kaip Dailis. Nu, bet čia jau projektas tada jau pilnai lieka. Aišku, tik dabar orai atšyla, tai praktiškai kaip Daily šitą naudoja. Nieko labai kol kas nepridaryta, tai labai... Bet kol kas dabar po remontų
tikrai labai gerai važiuoja. Galima padeilint bus, tik kol neprisiturbinsiu čia viso, kilovatų neprisikelsiu, tada jau ir vėl prasidės bėdos. Ir vėl stovėt liks pusė metų. Iš kur tavo mintis atrado, kad tau reikia, pavyzdžiui, projekto? Nu nežinau, man tai nuo vaikystės. Need for Speed'ai žaidėsi visokie. Mašinos jau nuo vaikystės patiko. Jeigu vaikystėje Need for Speed Underground 2 žaisdavot, tikrai manau dabar visi projektus turi. Kodėl, pavyzdžiui, ne Toyota ar ne Mazda? Iš Toyota Celica irgi yra šiaip fainas variantas, bet brangus, tik man atrodo labai brangu. Jeigu būtum tu kokį krekždę nusipirkęs, nu, tai aš tada gal BMW būčiau pradėjęs žiūrėti. Kas iš Mazda yra? Nu, čia... Zedos 6, Zedos 9, bet labai reti irgi tada būtų čia dar blogesnė situacija negu su šitom. Irgi būtų, neišvengsi tų rūdžių su šitą mašiną. Reikia labai gaudyti. Ir, nu kas, Miata. Bet Miata labai brangu. Vien tik dėl to, kad galu varom. Būtų, kad įvekas priekį varoma, tai jo tikrai nebūtų to tiek paklausosiai. Bet tavo tokia bendra nuomonė susidaro apie Hondas, pavyzdžiui, apie tavo kaip savininkai, žinai, kaip turi, kaip myli vis tiek tvarkai tu. Kai tik nusipirkau, ten nelabai pats dar mašiną supratau, tai važiuoklė buvo servize. Prieš technikinę priekinę važiuoklę patvarkyti nuvežtą. O šiaip jau visą kitą kaip ir mano daryti. Net į motoras pasikeis, tą pačią kolonę, tamsiai, su ant galvos prodžiku. Faina buvo. Vasara plus 30 išprakaitavęs tam kolonę po mašiną. Mašiną ant kaladžių tiesiog ir suki, palindęs išprakaitavęs. Labai faina buvo. Šiaip labai lengva, nu, šiaip 3 varžtai motorai galima šiaip. Lengva prie jų išmok dirbti kaip prie mašiną. Jau jinai sena, tai būna varžtai lūžta. Pripūvę tiesiog. Kai lūžta varžtai, tai jo. Dabar irgi reikės ant gale biškį. Pridirbom su Aivaru. Biškį varžtų palaužiam. Tai servizą nuvarysiu, kad sutvarkytų, nes normaliai tuos varžtus sulūžusius šim dar nemoku. Gal išmoksiu kažką, bet dabar nemoku, tai ten jo. Su galinė važiuoklė, kai niekada nieks nekeista nuo gamyklos, tai labai brangu. Tokiuose mašinose labai daug reikėtų pinigų, kad didelius arklio galio skaičius pasiekti. Bet tada ir mašiną jau nu, šitą dar galima kasdieną išvažiuoti, parduotuvę drąsiai, kur nori, bet tada jeigu tai padarytum, tiek daug pinigų sukištum. Nu, bijotum su išvažiuoti. Aišku, aš irgi biškai prisidarysiu. Bet ne tiek, kad gan pigiai ir gan saugiai. Ta galia bus sukelta. Ar tu kitiem rekomenduotum veltis į šitą dalyką? Nors pagalvoju, šiais laikais, šiais metais apskritai viskas labai yra brangu. Bet jeigu tikrai mašinos patinka ir jeigu tik senesnės patinka, tai... Ir jeigu vasarom neturit kas daro, prašau melkitės. Tik reikia biškį turėti pinigų. Atrodė mašinos šiaip pigu, bet ne pigu. Ne, čia kaip ir visi, žinai, atrodo, kad tipo Honda turi būti pigu. Dalių yra, visko yra, bet šiais laikais pasirodo nieko nėra. Būna iš kiniečių replikos dalių, pavyzdžiui, tarpinių Viteko solenoidų. Yra pirkti ir originalių, bet jos kainuoja gal ten 40 eurų. Tokia tarpinytė maža guminė. Bet yra ir AliExpressas, kur už 2 eurus apie žiaurą atsisinti ir įsidedi tą tarpį. Gal jinai nelaikys tų 20 metų, gal kokius 5 atlaikys ir vėl nusipirksi. Tik aišku, jeigu sena mašina, jeigu pirksi seną mašiną, tai labai ieškokit draudžių. Man atrodo su visom. Tik gal senos Volvos net tai būna. Tanko metalas tas. O visos kitos tai jo tikrai daug važinėtos ir ypač jeigu Lietuvoje ilgai važinėta, bus tikrai rūdžių. Nes druskos, tai lietuviai net netaip prižiūri tas mašinas kaip iš Vokietijos. Jo. Todėl labai sunku kažką projektuoti, jeigu Lietuvoje pirki. Dabar galima ieškoti ir aišku kitose šalyse, tada ir mokesčiai atsivaryti, reikia darasi atsivaryti, reikia žinot kaip atsivaryti. Nenuvažiuosi ir nenusipirksi taip paprastai. Ir dabar, tarkim, jeigu pirktum mašiną, nu, tarkim, su tokiam žinomu, kokias dabar turi, ar pirktum vėl tokią pačią? Tenkčiaus rasti ne tokią iš pradžių, kad surūdyjusią. Nes jau ten ir matėsi, kai tik nusipirkau, kad jau galinės arkos surūdyjusios. Tai jau turėjo būti kaip tokia ženklas, kad ir kitur tikrai bus rūdžių. Nu, bet tai labai patiko ir labai ilgai ieškau to Civico, to ne 1.4, jau kažko biškį galingesnė. Tu ją tokio nupirkai, kaip dabar nestovi, ar tu dar kažką keitėjai per šitos, kiek čia? 2 metai, ne? Nu, tai kaip ir sakiau, arkos galinės buvo supūsios, motoras prisikalė. Genių atsirado motorė. Važiuoklė dabar pusę perinkta, dar kitą pusę jau yra dalių. Reikia nuvežti, kad jau kas labiau nusimano. Ir laiko daugiau turi su šitom. Nu, aš neturiu garažo su keltuvu. Turėčiau garažą su keltuvu, aš ten visą dieną prabūčiau. Nes ten kaip galiu pridaryta irgi gali ratas nukristi. Tikrai, duobė bedugnė. Bedugnė, pinigų bedugnė, atrodo. Atrodo, jau pasidarysiu, važiuosiu, ne. Vis randi ką daryt,
iki tobulumo, ko dar tau trūksta? Arba... Net pats nežinau. Net kompresorių įsidėt prie išvaizdos. Ne, aš įdomu dėl kompresoriaus, kad tikriausiai ar ne pirmas Lietuvai būsi? Ne, nu, kiek mačiau, Lenkijoje tikrai daro, kai kurie ir Amerikoje daro. Dažniausiai Lenkija. Tas Hondas irgi labai Lenkai mėgsta, tai gal jeigu projektą tokį Honda pirktume, tai pas Lenkus vertėtų pažiūrėti. Tai irgi iš Lenkijos tvaryta. Bet Lietuvoje, kiek skaičiau, kiek žiūrėjau, nu niekur nebuvo kompresorinės tas Hondas. Nebent galbūt kažkas neatsiskelbė, žinai, kad turi. Tiesiog pasidarė. Ja. Vis tiek grupėse klaustų kažko. Nu tikriausia. Gal, nežinau. Šiaip labai įdomu. Nežinai, turbo, tai turbo, bet kompresorius tai... Honda tikrai daug. Nu, tikrai. Civicų ypač. Daug kas deda, nes šį labai linksma. Daug galios, nu, kiek ten tos daug? Nu, kokį 140, bet jinai toną sveria. Tai ta galia atrodo, nu, kaip kokie 200. Dėl to ir deda. Ta Honda, vienintelė Honda su Newtonais normaliais. Ir ne dizelis. Nu.